Sveiki visi, labai malonu Jūs matyti. Pirmoji laida, kaip tau tai pavyko. Tai buvo mano svajonė, labai norėjau tai padaryti seniai, gyveninti, bet vis kažkaip atidėliojau, vis galvojau, kad nėra laiko ir panašiai. Tačiau, skaitant vieną knygą, aš išgirdau, kad imkis veiksmą, tai jeigu tavo paskirtis yra tokia tai, kaip mano, pavyzdžiui, kepti žmonės gyvenimo pokyčiui ir sveikatinti tautą. Tai aš turiu kalbėti ir ne tik, kad aš turiu kalbėti gal kažką, ką aš noriu pasakyti, bet ar aš galiu pakalbinti žmonės, ką man puikiai sekėsi daryti tavo laidose, kurias dariau, vieną, kitą, ir man tokia tada pirmoji eilė idėja. Taigi aš turėjau sugalvojęs, kaip aš noriu daryti. Man visada tai buvo įdomu žmonių transformacijos. Kas su jais atsitiko, kodėl atsitiko, ką jie iš to išsinešė. Tai ir aš visų pirma auksiu ir tobulėsiu, tai man galbūt svarbiausia yra tai, nes visada kad ir kas ką besakytų, podcastai, tėvo laidos yra apie tą žmogų, kuris tai daro, nes turbūt, kad jam labiausiai reikia to tobulėjimo. Tai aš čia pirmoje eilėje ateinu labiausiai tobulėti. O bet tačiau, aš žinau, kad yra žmonių, kurie klausys, kuriems bus įdomu ir jie kažką iš to irgi patys išsineš. Tai šiandien aš kalbinu Ritą. Rita yra iš tikrųjų nuostabi moteris, mums su ja teko susipažinti spontaniškai, bet jinai labai žaisminga, atvažiavo į susitikimą su dviračiu, visa žalia apsirengusi, galėsi pasakyti, kodėl ta žalia. Ir šiek tiek pastudijavus jos socialinę mediją, matau, kad jinai daro podcastus, kad jinai padeda moterim grįžti į savo veiklas po nėštumo ir panašiai, ir kad jinai veda coachingo sesijas ir padeda moteriam ar vyram, nesvarbu kam, žodžiu, atrasti tą kelią, surasti save, galbūt jeigu jie yra kažkokioje tai vietoje pasimetę. Dar kitas dalykas, kurį Rita dabar pradėjo visai nesnei daryti, tai bus įdomu išgirsti, kaip tau sekasi. Tai jinai, žodžiu, laipo sienom, kaip čia tas laipo sienom, gerai, laipo olom ir sienom, ir tuo pačiu siūlo tokią paslaugą žmogui, lipti kartu į tą olą ir į tą sieną, ir tuo metu, kol yra lipama, spręsti, žodžiu, tam tikrus savo gyvenimo klausimus coachingo pagalba. Tai, Rita, nežinau, ar ką praleidau, gal norisi kažką pridėti. Nuo ko pradedam? Ne, visų pirma, labai džiaugiuosi, kad pradedi įgyvendinti šitą idėją ir kad pradeda manęs, man didelis labai džiaugsmas, nes aš manau ir matau, kad esu pati apie transformacijas, ar ne? Ir dėl ko? Dėl to, kad pati gyvenime patyriau bent 7 jų, o transformacijom aš vadinu pokyčius, kurie apverčia gyvenimą aukštinkojam. Ir čia irgi atliepia mano misiją. Aš tikiu, kad aš esu šitam pasaulyje tam, kad auginčiau, augčiau pati ir padėčiau kitiem augti, pereit per tos pokyčius, ar ne, kurie, daužo, sunkus būna ir dėl to reikia pagalbos per juos pereit, nes vieniem patiems sunku. Pati telkiausi pagalbą ir ne kartą, ir įvairią, ir va taip gimė mano, nežinau, paketas paslaugų, ką aš dabar darau, nes aš matau save dabar ir kaip coachingo, ir kaip HR specialistą, nes prieš tapdama mama gal 10 metų dabar reikėtų paskaičiuoti, dirbau HR tiek Lietuvoje, tiek užsienį, nuo rekrutmento pradedant iki įmonės kultūros vadovės, o tada galvojau, kad mamystė yra ta didžiausia gyvenimo transformacija moters gyvenime. Ir tą patyrus pradėjau padėti mamom, supratus, kiek mes pasimetam ir sako mamos, kad pameta save. Aš matau kitaip, kad mes ne save pametam, o savį pasimetam. Ir dėl to reikia pagalbos atsikapstyti, ar ne, kur čia mes pasimetam. Nes pasimetam tarp daug dalykų. Tai taip, fokusas nukrypo į mamas, bet aš dirbu ir plačiau ir padedu ir vyram, nebūtinai tik mamom, pereit per tos pokyčius, per tas transformacijas. Ir taip atsirado Coaching Climb. Labai faina, kad paminėjai. Gal dar prisijungsi, kada. Aš turiu tokį irgi mintį ir idėją, kurią pats įgyvenimau. Tai Walk and Dance. Tai man Coaching Climb, Walk and Dance. Tokie, žinai, jie labai vienas kitą papildo. Girdėjau tokį vieną žodį, kurį pasakėjai. Dabar galvoju, ar teisingai jį pasakysiu, kad yra tie sunkus momentai, kurie daužo. Tai tuoj grįšiu prie jų, bet tuo pačiu ir pasakysiu dar gal trumpai apie visą tą, visos šito podcast'o pagrindinę mintį. Tai pagrindinė mintis yra, žodžiu, transformacija. Kaip tau tai pavyko? Kaip tu nuėjai iki to? Ką tu darei tada tuo metu?
kas su tavim darėsi, kas darėsi su tavo aplinka, kas darėsi, žodžiu, po to, kai tu iš to išėjai, kaip tu dabar išeini, ir žodžiu, koks tas. Tai va tokie, Taip, netgi ir visa herojus kelionė praeina, kai žmogus ėjo susidūrė su kažkokiu tai iššūkiu ir kokios jisai kreipėsi pagalbos ir kaip jisai tai įveikė, tą slibiną nugalėjo, paskui kaip jisai pareflektavo apie tai, kas buvo ir grįžo namo. Ir tada va ta situacija visa baigėsi, ne? Tai va, tai galbūt norėtųsi žmonėm pasakyti ir sakau, kad šitas pokalbis yra būtent apie tai ir taip, situacijos bus labai skirtingos. Tai šį kartą su Rita mes kalbėsim greičiausiai apie tai, kad buvo diagnozė vėžys ir kas tada, žinai, ir kaip taip, atsitiko ta diagnozė, ką tu gyvenime veikiai, kad atsitiko tai, ir paskui kas atsitiko tada, kai atsitiko, ir tada vat, bus įdomu išgirsti, o kas yra dabar, vat, iš to, kad aš matau, kad tu esi čia, tai vadinasi, kaip ir viskas atrodo pavyko gerai. Toliau gali būti, kad bus pokalbiai apie, turiu pašnekovų ir tuoj pasakysiu vieną juoką. Tai primink apie juoką, jeigu netyčia pamiršiu. Pašnekovų, kurie neturėjo pinigų, dabar jau turi labai daug ir dalinasi su kitais ir padeda kitiem tą dalyką padaryti. Kažkas turėjo plus 60 kg, dabar nebeturi plus 60, dabar, žinai, ir moko kitus, dabar treniruoja, padeda mytybą susižiūrėti. Tai pokalbiai bus apie tai, apie tokią transformaciją, kur žmonės gali įsikvėpti. Nes mano viena iš užduočių tai yra žmonės įkvėpti. Tai čia iš to atsispiriant, tai kad aš galbūt labiausiai esu, daugiausiai man įkvėpimo reikia viskam kam, todėl ir organizuoju tokius dalykus. Juokas. Aš tave užrašiau savo sąraše 20 numeriu. Pau, ir tu ateini pirmuoju. Kodėl, Ignai, kodėl jūs taip pasirinkot, kodėl taip nusprendėt? aha, Nežinau, mes su tavim taip suvaibinom ir kadangi tu darai podcastus ir aš pas tave padariau podcastą, jis jau išėjo ir tu sakai, Bakiau, tai kada grąžinsi? Ir aš toks, tai grąžinsiu. Ir tu ir buvai gal tas paspyrimas, kad tiesiog paimti ir daryti, nes, pavyzdžiui, tu darai be video, pas tave yra tik tai audio ir aš tos galvoju, wow. Ir aš kažkada esu matęs moterį, kuri daro va tokį, žinai, pokalbį ir nenaudoja šitą platformą, su kuria aš dabar darau. Ir man tokia idėja ir kilo, kad aš galiu padaryti. Aš viską žinau, aš viską turiu. Kalbėti moku. taip. Laiko turiu, viską žinau. Pašnekovų turiu, sąrašą turiu. Važiuojam. Tai pradėkim nuo to. Kaip tu gali man ir mane įvesti į tai, kas nutiko? Kaip ta atsitiko diagnozė, kas to vyko gyvenime iki tol, kol neatsitiko? Taip. Tai, Ir kaip kodėl neatsitiko? jo, čia paskutinė ta mano transformacija, taip ją matau, nes kai minėjai ne apie tai, kad daužo, tai žmonės dažnai mato tokius dalykus kaip krizės, o aš matau kaip transformacijas, kaip galimybę, kaip ženklą netgi, ne tik galimybę, kad kažką reikia keisti gyvenime. Ir man neužteko prieš tai buvusių transformacijų, kaip ta pati motinystė, kaip skyrybos, kaip perdegimas darbe ir karjeros pokytis ne vienas, nes labai ambicijų daug buvo ir nebijojau iššokti aukščiau bambas, taip sakant. Ar tu čia vardini tuos vienetus, motinystę? Taip, vardinu vienetus. Ne vieną kitą. Turiu minį, kad tu minėjai. Bet dėl ko aš juos miniu? Jo. Bent 7 aš atsiskaičiavau per suaugusio gyvenimo metų, žinai, per suaugusius gyvenimo metus, nes mes tos pokyčius, tas krizės vadinamas, mes patiriam nuolat gyvenime, ar ne? Ne veltui yra posakis, kad vienintelis pastovus dalykas gyvenime yra pokytis. Ir statistika sako, kad kas 7 metus kažkur, ar ne, žmonės patiria tokius pokyčius, tas krizės vadinamas. Bet klausimas, kaip mes per jas pereinam. Nes aš dabar tikiu, turėdama šitą patirtį ir tas 7 plus, ar ne, transformacijas, kad dėl to taip ir sakau, kad, žinai, man neužteko matyti, ar ne, ženklų, kad aš pakeiščiau giluminiškai dalykus savo gyvenime, kol neatėjo vėžys ir nepasakė labą dieną, galvoja, kad motinystė didžiausia transformacija, pagalvok dar kartą. Ir pradėjau galvoti, supranti, ką aš turiu pakeisti, kokias pamokas aš turiu išmokti. Nes aš vėžį matau kaip dovaną, kaip pamoką keisti gyvenime dalykus, ne kaip nuosprendį, kaip dažnai būna, ar ne, bet dėl ko tai būna? Poleriškumas, mes darom dalykus iš baimės arba iš meilės. Ir aš labai stipriai pajutau, kad tas gydymas, kurį man siūlė, nieko aš neturiu prieš modernę, tik dėsiu į kabutės mediciną. Į kabutės dėl to dedu, kad man buvo diagnozuotas krūties vėžys ir ankstyva stadija tuo metu. Ir gydymas buvo nupjauti krūtį
ir gerti hormonus, kurie įvaro ankstyvą menopauzę ir ten prisigūglinau straipsnių visokių, kad endometriozės gali sukelti ir kitus dalykus, nes išbalansuoja visiškai hormonus, ar ne? Nes mano hormoninis buvo. Ir tada aš labai stipriai pajutau, kad čia ne mano kelias, kad čia ne mano gydymas. Ir aš nieko prieš neturiu, žinai, moteris, kurios pasirenka tą kelią, bet mano pajautimu ir... Reikia įrašyti šitą, kad nei tu, nei aš, mes nesakom, kaip žmonės dabar turėtų gyventi ir elgtis. Mes labiau aptarėme tavo situaciją. Taip, aš dalinuosi savo patirtim. Nes tu esi laisvas žmogus, gali rinktis. Ir tokiu atveju žmonės, jeigu ištiks kažkokia tokia situacija, tai jie tikrai turėtų eiti ir patys ieškoti savo kelio ir būdo. Ir taip. Dėl to aš ir pradėjau ir dalinti savo istoriją ir kurti sveikėjimo podcastą, ar ne, apie žmogų ir sveikatą kaip visumą. Nes mes nesam tik fizinis kūnas. Aš tą supratau tik po diagnozės, ar ne, kad dabar aš sluoksniuoju biškį save ir žmonės, ar ne, į lygius, kad yra fizinis kūnas, yra emocijos, yra, psichologija, ar ne, emocijos, protas ir yra energinis lygis. Dvasia, siela, kuo mes tikim, ar ne, bet ir mokslas sako, kad mes esam 99.999% energija, ar ne, net materija užima labai mažą dalį, o mes tiek ten užsifokusavę esam. Ir kai ten užsifokusavę esam ir išgirstam diagnozę tokią, išsigastam labai. Ir tada neišgirstam savęs, nes... Jo, kas atsitiko su taip, tu išgirdai diagnozę. Tai va. Išgirdau, turėjau operaciją, kurią tikėjausi, kad viskas ir baigsis, nes tai buvo, sakau, nulinė, pirma stadija nebuvo tikri, ar ne, jie po MRT, po tyrimų visų, kuriuos praėjau, ar tai, apskritai, ar čia rimta, nerimta, ir aš galvojau, kad, tai išpjaus ir viskas, kas ten yra. Paaiškėjo, kad ten pas mane reikalų buvo krūty, kaip aš juokauju, kaip Starry Night, žvaigždėta naktis Van Gogho, darinukų visokių. Jo, ir tada po operacijos paaiškėjo, kad jie darė ten pakartotinės biopsijas ir kad jau tada atsimenu labai tą skambutį, labai ryškiai, čia mano transformacinis momentas buvo, kai kalbėjau su gydytojais, aptardama tuos rezultatus. Ir jie man sako, kad, Simonavičiūtė, čia jau ne apie stadijas kalbėt laikas, reikia nieko nebelaukti, nes aš buvau paprašęs laiko, duoti ir pradėjau ten labai masiškai info ryti ir virškint, kad priimčiau tą savo teisingą sprendimą, nes jaučiau, kad čia ne mano. Ir tada iš manęs net juokėsi, kad tai ką tu galvoji, čia mitybą pakeisti ir pasveiksi, buvo ir tokių dalykų. Bet grįžtant prie to skambučio, kur aš įsivaizduoju, kad aš šneku su top gydytojais ir labai juos gerbiu ir vertinu jų rūpestį. Ir jie man sako, kad, čia jau nebe stadijų klausimas, čia nieko nelaukiam, Simonavičiūtę pjaunam ir viskas. Ir aš tokią, stiprią energiją, pajutau savo ir ne tik savo, manau, kad ne, čia ne mano realybė, čia ne mano kelias ir aš nežinojau dar koks tas kelias. Žinojau, kad keisiu mitybą jau, bet toliau nežinojau, ką darysiu, bet labai stipriai pajaučiau, kad ne. Ir pasakiau, kad ačiū, ne. Ir tada jau buvau iš tikrųjų perskaičiusi ar perklausius knygą labai gerą Gabor Mate, kai kūnas sako ne. Ir ten ar išgyja irgi yra labai gera lietuviška knyga, dar nedaug lietuviškai yra, bet šitas dvi labai rekomenduoju. Kur net yra irgi tyrimai, ar ne, daromi, kai žmonės vadinasi tai radical arba spontaneous remissions, kai stebuklingai pasveiksta. Bet nestebuklingai pasveiksta, tiesiog moderni medicina nesidomi, ką žmogus daro, kad jisai pasveiksta. Ir kai aš tą paminėjau faktą, tam to radiologui, jisai man nieko nebesakė, palinkėjo sveikatos ir sako, paskambink jau ką. Tai tai prasidėjo mano kitoks sveikimo kelias, kitokia sveikimo kelionė. Aš trumpai pridėsiu. Ką tik tai buvau Turkijoje ir buvom numeris 1 ten, pasaulyje, kai ten su vėžiu ten daro, pamatėm visokias ten tokias, patalpas, ten, pačios naujausios technologijos ir panašiai. Tai aš tikiu, kad, yra ir kas kaip nori, taip ir renkasi. Ir tikrai daktarai, kurie yra pasišventę tam, tikrai žemai lenkiu galvą ir turiu ir pažįstamą vieną, kur jau 40 metų tai daro. Tik tai tiek, kad jinai jau dabar po truputį pradeda irgi ieškoti visokių būdų ir metodų, nes yra vienas metodas ir yra dar ką galima padaryti prieš tai, ką galima padaryti po. Dabar prieš tai, kol pratęsi tą mintį toliau, tai
ar gali įvardinti keliais punktais tavo manimų, kas tave atvedė iki to? Nu, va dabar jau tu iš šitos Taip, perspektyvinio taško, kur tu jau dabar esi, tada, kai sužinojai tą diagnozę, kaip tu manai, kodėl tu ten atsidūrei? nes Kur, negyvenau savo gyvenimo. ką reiškia negyvenau Jo, savo gyvenimo? vat čia tą ir reiškia, nes labiausiai man padėjo, manau, psichosomatika. Aš labai gilinausi į, nu, į save ir, ne, ir netgi galim, kaip čia, kažkuria prasme galim sakyti, kad vėžys, nesvarbu koks, prasideda galvoj, nes labai daug priklauso nuo to, ką mes sakom apie save, ką mes galvojam ir ką mes darom su to mintim, kokią istoriją apie save sakom, taip Ką sakant, tu ar savo ne? sakai, kad tau atsitiko? Labai krūva buvo vidinių konfliktų, žinok, vat kaip vienas pavyzdys, ar ne, kas atvedė į perdegimą, kad dariau tai, ką labai norėjau daryti, bet labai savim nepasitikėjau. Labai eidavau į auką, iš vaiko pozicijos darydavau dalykus ir, nu, ir tada nepadarai to, ko nori ir užsifokusuoji į rezultatą, to nepasieki ir grauži save ir pyksti, ar ne. Vėžys irgi yra apie neišreikštą pyktį kur aš sproginėdavau ir paskui vat, simptomatika parodo, nu, kad reikia kažkaip paleisti tas emocijas, kurias buvau išmokus būti gera mergaitė. Ir čia kitas buvo konfliktas. Daug mamų, man atrodo, ar moterio turi tą dabar jau vadinamą sindromą. Tai Tai aš irgi jį turėjau. čia galima Ir apskritai. sproginėdavau, kai... Tai būtent, bet, nu, žinai, čia vienas vat, iš antrojo pamoka, pavyzdžiai, ar ne, ką aš supratau, kad ne savo gyvenimą gyvenu, ką vėžio dėka pradėjau keisti. Ir, nu, vat, ir tada ir kūnas, ar ne, atsipalaiduoja, nes irgi gyvenau įtampoje nuolatiniai, strese, tam survival išgyvenimo maude, O dėl ko nes tai gydai? būna. Tai dėl visko, dėl tų pačių darbų, dėl to, kad užsifokusavimas buvo nu, į rezultatą, į tą išveikimas iš to proto lygio ir užstrigimas, kaip aš sakau, o ne išjautimas, ne atliepimas tą, ką aš jaučiu, kad reikėtų daryti, bet ne, čiagi neprotingas sprendimas. Nu, kaip pavyzdys, aš kai baiginėjau mokyklą, aš dainavau, aš ten viską, daug ką gerai darydavau, bet nebuvau, žinai, niekada tas nu, vieną dėžutę atitinkantis žmogus, o vis bandžiau save sprausti ir ten stojau į vadybą ir žinai, administravimo verslo, nors aš dainuoti džiazą norėjau tuo metu. Nu, tai ant tiek vidiniai konfliktai jų Man pilna tokia pas mane labiau buvo. panašiai į džiazo dainininkę. Tikrai. Vis dar dabar su tavo natūra, kokią aš matau ir žinau, jo. Nu, bet tai va čia tik keli pavyzdžiai, ar ne, tų vidinių konfliktų, kurie, bet jeigu žiūrim iš to energinio lygio, kaip aš dabar žiūriu, tai ir lygos ir yra apie vidinius konfliktus kažkokius, užspaustas, neišreikštas emocijas, o kokias, kaip. Va čia yra visa sistema, rytų medicina labai turi puikiai išvyščius, ar ne, požiūrį į žmogų kaip visumą ir kiekvienas organas skirtingą žinutę siunčia. Kiekvienas net vėžio tipas, ar ne, siunčia kitą žinutę, ką tu turi keisti, ką tu turi išmokti. Man buvo krūties vėžys, kairės krūties, tai irgi labai dėl to tą kryptimį ėjau ir santykių su savo mama keičiau, nes taip sako psichosomatika, apie būtent dar ten pagal zonas ir viską visas mokslas yra kryptis. Tai ir santykius su mama keičiau ir labai daug dalykų, Ignai, žinau, keičiau savį, kad pagaliau jausčiausi savim, kas yra Rita iš tikrųjų po visom atsakomybėm, roliam, ar ne, ir ką aš iš tikrųjų noriu daryti. Gal aš kažkada ir tą džiazą dainuosiu, dabar aš manau, kad mano misija yra auginti, Tu augti dabar va pačiai džiazą dainuoji. ir padėti kitiem. Jo, aš dabar tiesiog Tu dabar džiazuoju džiazą dainuoji. gyvenimą. Štai tą, ką tu pasakoji, tai ir yra džiazas. Tu džiazuoji tarp savo Taip, veiklų, tarp visko ir žinai, bet tuo pačiu ir išpildai tą savo jausmą, ką nori daryti. Tai dabar taip, tiesiog žiūrovom pasakau, kad esu labai empatiškas, tai jeigu aš ten emocionalus kažką sakau, kažkaip ten žiūriu ar kažkokią emociją išreiškiu, tai nepagalvokit, kad aš kažkuom tai nepagarbus. Ir ta kitas dalykas, kai aš jau dabar turiu patirties, esu pravedęs tikrai apie kokį, na gal 100 laidų, kalbinęs 100 žmonių ir daugiau, tikrai daugiau per visą taip. gyvenimą. Tai jau toks atsiranda įprotis, kur, kaip, kada pasakyti, sustabdyti, pakreipti kryptį. Tai irgi negalvokit, kad aš čia elgiuosi nepagarbiai, nes toks iš šono klausant gali pasirodyti, kaip jis ją dažnai pertraukinė, o Dieve, mano nebegaliu klausyti, viskas išjungiu. Tai taip nėra. Aš tik tai sakau, perspėjau. Rita, labai dėkui, kad pasidalinai ir labai gerai tą jau esi, žinai, pamačius ir kaip tai atsitiko ir kodėl tai atsitiko. Tada labai svarbus momentas buvo
tavo pokalbis su kardiologu? Ne, buvo Radiologas, radiologas, radiologas radiologas, jo, jo. Ir ir tada, mano kada tu chirurgas, pasakei, jo, onkologas, ir jo. tada jisai sako, okei, sėkmės jum. Kas atsitiko tada, ką tada darai? Tai vat girdėjau, kad, žinai, su mama santykiai, bet šiaip, tu, žinai, kas man įdomu? Um, Pirmasis tavo sužinojimas ir kas tada? Žinai, man tu eini jau dabar taip Taip, labai faniai pasakoji apie tai, kad kaip reikėtų, kaip būtų, va čia tokios teorijos, tu labai gerai valdžius. Man įdomu, man asmeniškai, nes aš nežinau taip, šitos taip, istorijos. Tu išgirsti diagnozę. taip. Kas vyksta? Kas vyksta? Išsigąsti Kaip iš belenkai. namo, ką sakai vyrui, ką sako vyras, kas su vaikais, Jo, žinai. Aš tą taip, darysiu. taip, taip. Taip. Tai čia ir yra ta sunkioji dalis, ar ne? Nes kaip vyksta transformacijos, tai vyksta kaip ir pokyčių kreivė tiek organizacijai, tiek gyvenime. Iš pradžių šokas, tada baimė belenkokia ir tada neigimas, tada pyktis, tada depresija, o tada jau pradedi vat, kažką su tuo daryti ir tada jau prieimimas ateina. Tai ir šitas visas užtrunka, ar ne? Tai nuo ko prasidėjo? Tai aišku, kad nuo šoko ir nuo baimės, tai kas čia dabar bus? Nes taigi man vėžys, taigi viskas, žinai. Ir mirsiu, nu, ta prasme, dabar juokauju, bet tikrai labai, labai, man atrodo, vis dar gajus tas stereotipas, nesvarbu kokia stadija. Ir jo buvo tikrai ir skaudžių tokių susidūrimų su žmonėm, kur maždaug, ai, taigi čia nieko rimto, taigi tau čia va, nieko čia rimto, tai ką tu čia pergyveni. Tai čia vienas kraštutinumas, bet kitas kraštutinumas, aš grįšiu prie tavo atsakymo, bet labai svarbu paminėti, kad kai vat, išgirsti diagnozę ir aplinka tavo išgirsta, jie nežino, kaip palaikyti. O gailestis nepadeda. O aš gavau labai daug gailesčių ir labai tokių daug atsiribojimų, kurie tik pablogina, nes tu ir taip nežinai, ką daryti, tau ir taip sunku ir tada dar visi pradeda taip, žinai, ant pirštų galiukų gero norėdami iš rūpesčio, bet pasakau, kad žinotų žmonės aplink, kad tam, kuris išgirsta diagnozę, tas nepadeda. Padeda palaikymas. O koks palaikymas? Paklausk kito žmogaus, kas jam yra palaikymas. Nes meilės kalbos skirtingos ir palaikymo būdai, kas vienam veikia, kitam neveikia. Tai man, pavyzdžiui, gailestis nepadėjo ir aš netikiu, kad kažkam padeda, bet čia mano. Šitoje Tai vietoje noriu jo, gal pridurti, kad gestaltą studijuojant mūsų mokytojas ėmė ir pasakė, kad kiekvienas žmogus turi teisę padaryti, kaip jis nori. Vienas žmogus, pavyzdžiui, taip, kuria vėžio diagnozę, jis nežino, ką daryti ir tai yra jo teisė ir jis gali būti pasimetęs. Ir lygiai taip pat žmonės, kurie kiti yra, kurie ateina ir ten, jie nežino, ką daryti ir jie irgi turi teisę daryti, ką jie daro. Jie gal net nežino. taip, Mes čia dabar taip, daryti, kad, žinai, taip. yra variantų, ką galima dar daryti. Tai ačiū tau už tai. Va čia pagrindinė žinutė, Ignai, ką aš ir substekė dalinuosi savo dėl ko sveikimo kelionę, kad žmonės suprastų ir perskaitytų, žinai, mano istoriją, kad yra opcijų, jie gali rinktis, tik labai svarbu daryti tai, ką jie jaučia, kad nori daryti, o ne tai, ką jie, nu kaip pavyzdys, ar ne, irgi teko su viena moterim bendrauti, kuri jaučia, kad, pavyzdžiui, po diagnozės nenori gerti hormonų, nu nenori, bet vis tiek lipa per save ir geria, nes taigi va čia taip sakė man, žinai. Ir aš suprantu, kad sunku išgirsti save ir savim patikėti ir daug lengviau patikėti vat, gydytojo, ar ne, kuris tau sako. Ir aš nebandau nuneigti to gydytojo, bet čia yra irgi tik tai nu, viena iš opcijų. Bet jeigu tavo vidus sako, kad čia ne tavo opcija ir tu jo neseki savo vidaus, nu tikrai labai didelė tikimybė, kad tada nepadės tau tas gydymas. Labai didelė tikimybė, jeigu tai esi prieš save, nes reikia išmokti kūną išgirsti. Ir tada, kai išgirstam save ir kūną, ir gilesnius tos lygius, bet tada ir vyksta sveikimas. Ir tai, aš tą vadinu sveikėjimu visą gyvenimą mūsų, ar ne, mes sveikėjam, jeigu sprendžiam tuos vidinius konfliktus, atliepdami savo vidų, nes mes turim tos atsakymus viduje. Ne kiti žmonės, mes patys. Gydytojai už mus nepasveiks. Trumpą tokį komentarą, Taip. žinai, kad prieš 20 metų treniravau žmonės, ten rūpinausi jų geresnę savijautą ir taip toliau. Man toks biški yra to tokio rizikumo šitoj vietoj. Kame? O aš jaučiu, kad man vandens nereikia gerti. Žinai, Taip. aš jaučiu, kad man reikia nevalgyti ten, arba kad aš jaučiu, kad man reikia valgyti 2 kartus dienoj. Ir žinai, ir yra krūva įrodymų, tyrimų ir visokių dalykų, kur tavo kūnui tai yra labai super žalinga, nu ta prasme.
taip, Ir aš tada žmogus klausiu, žinai, tai o tai ką, nu aš jaučiu, kad man va to nereikia. Aš sakau, žiūrėk, bet kai tu dirbi visą dieną ir tu pamiršti iš vis pavalgyti arba vandenį išgerti, tai čia kurioje vietoje tu čia irgi taip jauti, ar tu tiesiog pamiršai. Tai žinai, ten yra taip, niuansų su tuo, ką tu sakai, aš noriu taip, kad faktas, būtų tokio taip, tiek ribų, kad vis tik tai ir tas patarimas žmogaus, tas jausmas, jisai gali būti neadekvatus. Pavyzdžiui, nežinau, paimti kokią alkoholiką, kur tu jam taip, sakai, ei, žiūrėk, tai, ką tu darai, yra blogai. Ir jisai sako, ne, man viskas gerai. Tai šiaip fiziologiškai pagalvokim, jisai vartoja alkoholį, pas jį taip, alkoholio kūne yra bele kiek. Jisai yra neadekvatus. Ir gali būti, kad žmogus, kai jisai yra kažkokioj tai va tokioj trauminiai būsenoj, kad, nu, jis nebūtinai gali žinoti, tada labai reikalinga ir ta pagalba ir panašiai. taip, Šitoj vietoj vienareikšmiškai. porą. Jo, bet žinai, tai, ką tu sakai, irgi yra kraštutinumai. Ir vat labai svarbu, vat tas polariškumas, tai ne, kad tiesa matyt kažkur per vidurį yra, bet jinai, vat tas vidurys ir yra mūsų viduje, kaip aš patyriau. Bet dėl ko taip sakau, nes taip, kai tu būni toj būsenoje, kai tu esi šokė ir panašiai, tu negali adekvačiai nuspręsti. Dėl to ir reikia duoti savo laiko ir nuramint savo sistemą, nervų ir ne tik nervų, kad tu galėtum priimti adekvatų sprendimą savo. Dėl to mes dažniausiai ir nepriemam adekvačių sprendimų, nes nepasitikim savim, nes būnam toj vat, išgyvenimo režime ir tada negalim netgi priimti, nes mūsų smegenų funkcija yra nepadaryti mus laimingus, o apsaugot mus, ar ne? Jo, bet mes dar esame čia ir svarbu. nekvalifikuoti. Įsivaizduoju, mes nuo mažų Taip, dienų niekaip nemokyti, apie sveikatą nieko taip, nežinom. taip, Mes taiga galim taip. žinoti apie tai, o, va dabar žinai, tai aišku, kad žmonės nežino ir bijo. Tai faktas, bet vat mano kvietimas ir yra, žinai, priimt sprendimą ne iš baimės, nes, nu, irgi vėlenkiek visko skaičiau ir klausiau, ne tik tai pati pajaučiau, ar ne, kad va tada ir yra tas tikras pilnatviškas gyvenimas vedantis į sveikėjimą, kai mes vat atliepiam vidų ir priemam sprendimus savo pajausdami iš tos vidinės ramybės būsenos, ne iš proto, kuris kūrė 10 ar 11 scenarijų, kaip reikia bijoti dalykų. O dažniausiai mes išgirdę informaciją iš gydytojo, juk išsigastam pirmiausia. Ir tada, nu tikrai galim priimti ne tą sprendimą, kuris yra mums geriausias. Aš va tik šitą, žinai, galimybę kviečiu pamatyti žmonės. O tada jau, žinoma, reikia tartis, ne tik tai, kad, žinai, my way or no way. Ne, čia vėl kraštutinumas. Ne, kraštutinumai yra irgi ženklas, kad mes esame išgyvenimo būsenoje, o iš jos mes nepadarom teisingų sprendimų. Teisingų savo. Jo. Tai dabar pabandyk tada grįžti prie mano klausimo apie tai. Taip. Tai visų pirma buvo baimė ir ką- tada, taip, tada baimę, aišku, pasidalinau ir tikrai reikėjo laiko suvirškinti, nes, nu, taip, tai yra šokas, ar ne? Ir tada atsimenu, pasiėmiau vaiką, pasiėmiau mamą, išvažiavau prie jūros, biški nuramintą protą ir tada pradėjau ieškoti informacijos apie būtent tokį vėžį, kokį man diagnozavo. Ir vat, taip ir atsirado mano akiraty tos knygos platesnio požiūrio, pavadinkim, ar ne? Nes ieškojau ir straipsnių, aišku, ir statistikos, bet pradėjau ir plačiau ieškoti. Ir taip ir bet, žinai, tos informacijos lietuviškai nebuvo. Tada ir kilo mintis, kad, nu, tai reikia daryti podcastą, nes yra Lietuvoje šviesių žmonių, sužinojau, beieškodama čia prieš beveik 2 metus, kad yra ir Lietuvoje ir sveikimo istorijų sėkmingų, ar ne, kur visokiais būdais galima, žinai, sveikėti. Nesakau pasveikti, nes mano dabartiniam žiniom nėra tokio dalyko kaip cancer free, kaip pasveikimas nuo vėžio, nes mes visi turim savo kūne cirkuliuojančių vėžio ląstelių. Klausimas labiau yra ne ar, o kada gali pasikeisti situacija į tą blogąją pusę ir jos suaktyvėti gali, ar ne. Ir tai labai priklauso nuo gyvenimo būdo, nuo mūsų sprendimų. Irgi yra statistika nealternatyvi, kad sveikata 8 ar 85%, jeigu neklystu, priklauso ne nuo genų, o nuo gyvenimo būdo, nuo to, kaip mes gyvenam. Ir vėlgi, ar ne, nuo galvos labiausiai, ką mes galvojam, o tada kokius veiksmus darom. Tai va. Alkoholis, žinai, jeigu žmogus. Taip. Alkoholio, nu tai jau 20 metų nevartoji, vis tiek yra galimybė, žinai, pala. What do you mean? Jeigu aš pradedu gyventi visiškai kitokį gyvenimo būdą ir savo sąmonę pakeičiu ir visiškai eliminuoju, kaip per filmą Matrica, ištraukia įkišiu kortelę, tai aš ištraukiau kortelės.
to nebėra. Tai žinai, tai Taip, gyventi toje baimėje, tai žinau, kad jie ten turi tais terminais pasakyti, įdėti, bet, taip, pavyzdžiui, žmonės, kurie nekeičia gyvenimo būdą ir kažkaip save, žinai, suėma, kažkur išmeta ten kažkokią ten, nežinau, reabilitacijos kliniką, grįžta atgal ir vėl tą patį pradeda daryti. Nes įkrenta vėl į savo taip. sociumą, vėl tas pats vyksta, nieko nekeičia. Tai taip, bet jeigu tu Tai jau tikrai iš pagrindų keiti, tai visų pirma, taigi tu ir susirgai nuo to, arba įėjai į tą būseną nuo to, kad tu gyvenai va šitaip neatsakingai, nekreipdama dėmesio automatu. Tai jeigu tu taip nustoji būtent. gyventi, kiekvienam gali atsinaujinti, jeigu tu ir vėl grįši tenais. Taip, taip, bet jeigu tu iš tikrųjų patyrei transformaciją, perėjai transformaciją, tai tu jau pasikeitai. Ir jau kitas žmogus kitaip gyvena ir kitus sprendimus daro ir tada jie kitokias, žinai, ir sveikatos, ir, žinai, kitus rezultatus kūrė. Tai Tai, išvažiavai tai, va, knygos, aha, perskaitai tai, straipsnius, jo, skaitei knygas, kas tada, koks toliau klausiausi. Jo, ir tada pirmas dalykas, ką dariau, tai kadangi esu drąsi, tai ir va tuos užsienio visokius autorius kontaktavau ir prašiau papasakot, ką darytų mano atveju, nes neturėjau pinigų ten 1000 plus mokėti už mentorystę, tūkstančius, ten ne 1000. Bet buvau pakankamai bold ir drąsi, kad pasiskambinčiau ir pasakyčiau, kaip man yra ir kad išgirščiau vat vieną kitą nuomonę iš tos pačios gydančios mitybos specialistės, kuri knygą irgi yra parašius, galėsim paskui sumesti linkus, jeigu kažkam aktualu bus. Tai va, ir pradėjau nuo fizinio kūno, pakeičiau mitybą į priešuždegiminę mitybą, vartojau krūvą papildų, vis googlindama ne, ir domėdamasi, o tai man šito reiktų ar nereiktų. O Ir kam taip tau tariausi, reikėjo papildų? Ką jie tau davė, ką jie tau turėjo padaryti? nes, nu, žinai, yra ir požiūris, kad lėtinis uždegimas yra, nu, kaip čia, ne priežastis, bet turi įtakos, ar ne, vėžio susiformavimui, ilgai Aš tai vykstantis žinau, lėtinis aš tai uždegimas. Tai žinau, aš tą tu ir sakau. sužinojai jo, Ir tu taip, sužinojai, ir dabar mes tam, kalbam žmonėm, taip, kaip, taip, tam ar tu dariausi paskui tyrimus. nevartojai, nežiūrėjai tų savo, Ne, nieko prieš tai. nežiūrėjau. Jo. Buvo, žinai, dariausi tada, atsimenu, įprastinius tyrimus, kurie man sakė, kad, nu, vat, viskas gerai, ne? Bet aš jaučiausi prieš diagnozę, aš jaučiau, kaip aš sakau, egzistencinę krizę, kur atrodo, viskas gerai, bet nedžiugina. Mano vaikui tada buvo metai, man atrodo, jo, maždaug. Ir aš jau buvau pradėjus, vat, vėl supratus, kad, vat, aš noriu coachingą, mamom ar ne, taikyti, padėti susigaudyti, nes pati per tą jau, bet kartu ir viduje toks buvo, nu, bet toks, ne, atrodo, nu, sakau, kaip egzistencinė krizė, jaučiasi tokia tuštuma, toks pasimetimas, toks kažkoks, nu, ne iki galo jausmas. Viskas gerai, bet nedžiugina. Ir tada, kadangi tie įprasti tyrimai ten vis rodė, kad viskas ok, o man ten nuolat irgi sloga būdavo, ten gerklė, žinai, balsas dinginėje, energijos nėra, tada aš nuėjau pas endobiogenikę, kurie padarė kitokį kraujo tyrimą ir pradėjo, žinai, kitaip pradėjau žiūrėti sveikatą giliau, plačiau, individualiau. Bet jinai, aišku, irgi neparodė diagnozės, paskui aš tada jau tos visus standartinius tyrimus, kol atėjau iki vėžio diagnozės, tas užtruko ir labai daug nerimo pridėjo ir nepadėjo man ir mano kūnui tikrai sveikėti. Dėl to aš pradėjau nuo mitybos, kai perskaičiau ten, sakau, krūvą ir knygų ir perklausiau, kaip tai yra naudinga dylinant su vėžiu, sveikėjant, sveikstant ar ne, išgirdus vėžio diagnozę. Tai va, tai pirmiausia, keičiau mitybą į priešuždegiminę. Kas yra priešuždegiminė mityba? Iš pradžių griežtai to ir laikiausi, bet dabar tiesiog vengiu, bet tada buvau labai griežtai atsisakius ir pieno produktų, ir baltų miltų. Fokusas buvo į neprocesintą maistą, kuo žalesnį, daržovės ar ne, ir baltymai. Mėsos irgi buvau beveik atsisakius, nes irgi yra už ir prieš, pavyzdžiui, keto mitybą ar ne vėžio atveju. Tai vat aš irgi svėriausi protu ir vat pajautimu, tai ką man reikėtų daryti ir žiūrėjau, kaip kūnas reaguoja. Atsimenu, labai daug svorio numečiau tada ir jaučiausi geriausiai gyvenime, žinai, po tiek laiko. Laipiot vėl pradėjau, vat būtent tada, žinai, nes toks būdavo, nu ką čia, žinai. Tai va, ir papildai atsirado, nes niekada jų nenaudojau, o tada pradėjau
labai daug irgi domėtis ir atradau, kad omega labai svarbi ir ne tik tai, kad omega 3, bet omega balansas, ar ne? Ir testą dariausi, aišku, ir vaikui dariau, ir šeimai dariau. Nes, žinai, kai supranti, kaip tai yra svarbu, norisi dalintis ir norisi, kad kitiem būtų geriau ir nedaitų žmonės iki diagnozį, nes aš tikiu, kad galima iki to ir neprieiti, jeigu keičiam sprendimus anksčiau, negu tą diagnozę išgirstam. Nu tai va, o po to jau pradėjau kuo toliau to labiau gilintis į tuos kitus lygius, dirbti su galva, tiek su coachingo specialistais, tiek terapijų skirtingų išbandžiau, akupunktūrą bandžiau, ko aš tik nebandžiau. Prabėgai į priekį, noriu įsigrįžti šiek tiek. Tai gerai, prieš uždegiminį mitybą. Kas tada su tam atsitiko? Ką tu pradėjai jaustis? Pradėjau jaustis geriau. 5 po metų. Taip. Kas vyko su tavim? Nu, kaip tu galėjai įsivardinti savo, kad tu jautiesi gerai, kad atsirado pirmieji tyrimai, kurie to pasakė, kad kažkas keičiasi ir kad maždaug, čia pas jūs viskas ten gerėja. Kas ten buvo? Maisto, su maistu šiek tiek. Taip. Tai tas pats tyrimas, ar ne, omegų balanso, kuris, ir daugiau parodo, ne tik omegas, kuris ženkliai skiriasi ten per kelis mėnesius prieš pradedant vartoti ir po to omega, nes ne tik omega ten atsirado papildų krūvelė visą. Ir tada taip atsirado ir nutriciologas mano gyvenime, kuris kalba labai daug irgi apie žarnyną, apie būtent, žinai, žarnyno sistemos valymą. Ir tada pradėjau irgi gerti ne tik skaidulų daug, bet ir skirtingų visokių enzimų ir probiotinių dalykų ir bakterijų skirtingų gerųjų, kad susireguliuotų mikroflora, nes ne tik nutriciologas man taip sakė ir ten yra alternatyvūs testai, kurie irgi visą tavo būseną, būklę kūno parodo išsamiau per visus lygius, ne tik fizinį įvertinant. Ir ir kepenis ten valiau, detokso daug ar ne visokio, tai tas susiję irgi su mityba, bet ir tie papildai tam atsirado. Plius, aišku, irgi fitoterapija buvo, nes endobiogenika atsirado mano sveikimo kelioniai pirmiausia. Paskui jau ta mityba pakeista, papildai ir taip griežčiau, ar ne, po kelių mėnesių po diagnozės, kai aš savo daviau laiko darytis rinkti tą informaciją ir kad priimčiau savo tinkamiausius. Ir tyrimai pradėjo rodyti, kad gerėja parametrai? Taip, bet gerėja parametrai, bet irgi yra toks alternatyvus tyrimas, kuris parodo, ar onkologija tavo yra aktyvi ar ne tavyje. Ir jisai man vis tiek rodė, kad jinai yra aktyvi. Ir labai atsimenu nutriciologo žodžius, kad sako, taip, viskas, ką tu darai gerai, tai padeda, situacija gerėja ir kraujas tą rodo, ne tik tai tie alternatyvūs tyrimai, bet sako, tai nėra aktyvus gydymas. Jeigu nori, aktyvus gydymas yra kitoks. Ir aš atsimenu, mano protas labai tam priešinosi prieš kelis mėnesius, nes aš kas kelis mėnesius pas jį pasitikrinu. Ir tada kažkur prieš metus gerus, man toks buvo pajautimas, kad aš noriu dabar to alternatyvaus, aktyvaus gydymo. Ir aš tada, ten tokia homeopatinis dalykas yra, vėlgi, viskas prasideda nuo tikėjimo, ar ne? Jeigu mes tikim, kad kažkas mums padės, tai mums didelė tikimybė, kad padės. Jeigu netikim, tai net nereikia pradėti ir leisti pinigų, nesvarbu, koks tai gydymas, ar alternatyvus, ar žinai, mokslo patvirtintas. Ne veltui yra, ar ne, ir tyrimų daug apie placebo, nocebo ir kitus dalykus. Bet grįžtant prie manęs, tai pajaučiau vidinį labai stiprų kvietimą, dabar jau sugerti ten tą homeopatinę terapiją ir po to, praėjus keliam mėnesiam, jau tas aparatas rodė, kad onkologija nebeaktyvi. Ir čia buvo praeitų metų spalį. Tai dabar laiko rėžys kalbant. Čia apie kokį terminą kalbam? Kada čia atsitiko? Diagnozę išgirdau prieš gerus 2 metus ir atsimenu, kėliau savo deadline, netgi įsivaizduok, ant kiek aš buvau protė užstrigus ir neryšy su savim. Kad aš savo kėliau deadline, kad aš turiu būti cancer free. Tai ir tas deadline'as buvo per pusmetį. Tai per pusmetį nebuvau cancer free, bet, tai grubiai per metus. Per metus.
O netgi jeigu ir dabar kalbant, ir aš tikiu, kad gali atsirasti žmonių, bet tu labai gražiai sudėlioji, kad žinai, homeopatija arba tenais. Ir jie bet kokį gali paimti, ten Taip, pasakyti, kad tas veikia, tas neveikia. O bet tačiau žmogaus kūną užpildžius, nu turiu omeny, kad jis nebadautų, nes taip, jeigu tu nieko nevartoji, dar nervavaisi, daug dirbai, ten greičiausiai nevalgiai, nes negeriai, sporto, baltymų, riebalų, žodžiu, nieko. Tai taip, tada tas kūnas disbalansas. ir yra tokiam, žinai, išgyvenimo režime. Ir kai tu Mhm. kūną pradedi iš alkio ištraukinėti, maitini, jisai kažkurioje vietoje parodo, žinai. Tik tai klausimas, Taip, kokia stadija, kokia ten ta situacija, kaip tu tuo tiki ar ne. Tai man yra tekę žiūrėti tokį filmą, ten ne filmas, ten yra 9 serijos po 2,5 valandos, vadinasi The Truth About Cancer, ir ten buvo kalbinami viso pasaulio gal 100 plus medikų, kaip ir kokiais metodais ir būdais jiem pavyko padėti žmonėm, žodžiu, pasveikti nuo to. Tai ir Rygoj ten yra, žodžiu, ten, taip, kur jiem yra valstybės finansuojama ta terapija, kur jie dar ne terapija, bet tas gydymo būdas. Ta prasme, nu įsivaizduok kitokio lygio, kur mes apie tai net nežinom. Tai man labai 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 stipriai praplėtė suvokimą taip. apie tai, kad iš kur jisai ateina, kodėl jisai ateina ir ką su juo daryti ir kas turi keistis. Tai vat ir dabar kaip tik skaitau daktaro Džono Demartinio knygą Vertybių faktorius ir ten jisai būtent apie tai ir kalba, kad tai, kad atsitiko ir mes įvardinam, kad tai yra blogai, tai nereiškia, kad tai ir yra blogai. Nes dabar, pavyzdžiui, dabar tiesiog stabdom šiek tiek tą pokalbį ir tai čia buvo blogai ar gerai, kad to taip atsitiko. Iš šitos perspektyvos dabar. Gerai, nes kitaip nebūčiau sustojus, būčiau toliau varęs autopilotu, nes man prieš vėžį tai buvo ir, žinai, kiti simptomai kūnas siuntė, bet aš vat neklausiau, negirdėjau ir nesustojau ir nepradėjau, žinai, nedaviau savo pauzės pagalvoto, tai ką, kur aš čia važiuoju, ne savo vėžiam, žinai, ne Mhm. veltui va vėžios ir vėžys, kažkur ne ten važiuojam. Ir labai simboliška, kad Demartinį mini, nes aš irgi tada, vat, būtent, kai man buvo tas periodas kelių mėnesių, kai aš tiesiog ryjau info visą, ką galėjau, žinai, visais lygiais, nes tą energinį lygį ir atradau tik tada, kai vat, to skambučio metu, ne, kur nu, tiesiog stipriai pajaučiau vidum visu, kad čia ne mano kelias. O prieš tai aš nesu religinga, dogmatiškai ar ne. Dabar mano praplėtimas apskritai apie dvasiškumą yra visiškai kitas, negu buvo prieš 2 metus. Ir išsiplėsim dabar, bet dėl ko mini, kaip faina, kad paminėjai Demartinį, aš tada va čia užsirašiau jo 4 gydymo principus. Meilė, dėkingumas, užtikrintumas ir presence. And I live by that now. Aš jaučiu, kad aš dabar tuo gyvenu, žinok. Nes kai mes pradedam daryti dalykus iš meilės, visų pirma, meilė savo. Nes irgi tiek vėžys yra apie pyktį, tiek ir apie, kad visos pykos, ne, kad mes savęs nemylim. Liz Bourbeau yra psichosomatikos, žinai, pradžiamokslį tokį turi ir lietuviškai išleistą, kuris labai gali būti naudingas. Bet net ir jis, sako tą patį, ar ne, meilė, tada dėkingumas, jeigu mes gebam tą jausti ir ten fokusą dėti, tada tą darom užtikrintai ir būnam čia ir dabar, tai esam sveiki, pilnatviai ir laimingi. Dėkingumą, kai tu sakai, Demartinio vėlgi pratęsiant ir ta mintis buvo, kodėl aš taip sakau. Nes pastaruoju metu, tai aš ir pats taip kalbėjau ir susifokusavęs į bėdą, į problemą, kad čia, žodžiu, ten ta problema kalta, kad čia, žodžiu, vyras buvo kalta, žmona buvo kalta, darbovietė buvo kalta, darbas net, žodžiu, vis kažkas kaltas. Ir dabar, perspektyviai praėjo 2 metai ir tada, tai jeigu tai paėmus, čia dabar, žinai, su visa derama pagarba ir su atjauta visiems tiem, kurie neteko žmonių, kurie galbūt nepavyko tai padaryti ir nepavyko iš to išeiti. Ir dabar, žinai, aš taip kalbėsiu ir kažkas ten lieja ašaras, o mano žmogus, žinai, išėjo. Tai aš su pagarba, su labai didelė meilė, ką aš noriu pasakyti, kad tas nutikimas, jisai turi būti identiškai vienodai ir blogas, kurį tu gali įvertinti, kad jisai buvo blogas, nes jisai va ko padarė, bet tuo pačiu ir kuo jisai buvo geras, kad jis taip atsitiko. Ir va dabar iš šios perspektyvos, dabar jau tu kalbi, kad tai buvo labai gerai, nes aš kitaip nebūčiau išėjęs, nebūčiau padarius ir man dabar, žinai, mano gyvenimas pasikeitė ir dabar, bet tu galėjai likti tame, išeiti, bet vėlgi prisiminti su ta, žinai, kad
čia sunkiausia mano gyvenimo akimirka, čia man kai buvo blogai, čia žinai, ir toliau kalbėti apie tai, kad tas atsitikimas buvo blogis. Bet va čia ir esmė, tada tu ir neišeini iš to, tada tu ir įstumi save į užburtą ratą, susitapatini su diagnoze ir tada tu nesveiksti. Va čia yra, man atrodo, va, number one klaida, ką žmonės daro, kai susitapatina, kad, žinai, oi, čia man dabar, nežinau, ateina į galvą ADHD dabar labai ant bangos, ar ne? Čia irgi yra tik tai situacija, pamoka kažkokia gyvenime. Aš nenoriu nuvertinti, kad tai nėra sunkumų sukelianti situacija, bet vėlgi, viskas yra požiūrio reikalas. Ir taip sunku pakeisti tą požiūrį. Čia ir yra esmė, ir užtrunka, ir daug darbo reikia. Bet čia yra ta pamoka. Taip. O jeigu tu... Taip, taip. Arba tada džiaugis tą patirtim, jeigu tu taip nori tapatintis ir dėti etiketę, kad ADHD, žinai, jeigu tau reikia tos diagnozės. Arba tu tą matai, okei, pamoka, ką aš turiu keisti gyvenime. Nes labai plačiai ir giliai galim pažiūrėti kiekvieną diagnozę, bet, ką tu sakai, norisi grįžti prie to kaltinimo, ne? Kada mes kaltinam? Kai esam survival mode arba kai aukos trikampį dramas esam auka, matom save kaip auka, tada visus kaltinam. Bet kai prisiemam atsakomybę už save ir savo gyvenimą ir savo sveikatą, nes gydytojai vėlgi, ar ne, nesvarbu, ar jie alternatyvus, ar ne alternatyvus, jie padėt gali, kaip ir kaučeriai, bet jie už tave nepasveiks, už jokį žmogų nepasveiks ir sprendimą geriausia galim tik mes patys priimti. Kiti gali tik padėti mum jį priimti. Tu paminėjai apie ADHD ir čia tą parodė. Turiu tikrai žmonių pažįstamų, kurie tą turi, kurios to dirba ir esmė apie bet kokią diagnozę arba bet kokią ligą, kad ir kas bebūtų, išmokti ir suprasti, apie ką tai yra, kaip su to gyventi. Ir jeigu tu nori dar pagyventi, kaip, lyg turiu šuniuką, žinai, reikia kiekvieną dieną išeinu pavedžioti. Tai ir pabūkit, that's fine, man patinka, gerai, jeigu tau gerai, bet kažkada kažkurioje vietoje tau jau biškai pabos tą šuniuką vedžioti ir gal tu pradėsi kažkaip spręsti arba imsies iniciatyvos, arba eisi sportuoti. Žinai, aš turiu nuostabų pavyzdį. Mano draugė. Iš labai 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 toli. Visą laiką aš ją kalbėjau, žiūrėk, sportuok, maitinkis, gerk vandenį, dirb su savo galva, ten papildai, žodžiu, kas kiek laiko valgyti, kaip viskas sakiau. Ten, žinai, vienokią ten atsakymą, man, žinai, kitokią atsakymą, čia dabar ten, žinai, pas mane ten viskas išberta, aš ten negaliu, aš nieko negaliu. Nieko negaliu ir nieko tą, ką tu sakai, negaliu daryti. Žodžiu, viršsvoris visi kiti reikalai. Ir kažkaip, kažkur, kur jau gana, žinai, viskas, noriu šuniuką paleisti, viskas, šuniuk bėga. Paima ir padaro tai, kad susiranda sporto trenerę ir sporto trenerė, tai va, bam, visą tą patį, ką susakiau, pasakė, padarė, visos ligos baigėsi, alergijos baigėsi, steka atsirado, viskas atsirado ir pamenu, mes susitinkame ir jis sako, tu buvai teisus, I'm sorry. Sorry, not sorry, bet I'm sorry, bet tu buvai teisus, viskas, ką sakai, viską reikėjo daryti, tai aš dabar irgi esu advokatė tavo pusėje, sakyk, kam čia dabar reikia pasakyti, kad taip darytų. Tai dabar, pabaigiant, jeigu gali, tada papasakok, prašau, tą darai, dar ir į psichosomatiką tikrai pradėjai eiti, žinai, kad keisti savo tą mindsetą. Ir kurioj tada, nes labai, žinai, man tavo pasakojimas labai gražus, kad fizinis kūnas, aš čia darosi, žinai, reikia irgi, nes jie dirba kartu iš vien. Ir kaip tau pavyko tada jau nueiti link tos diagnozės, kas tada atsitiko, kur tu sužinojai, kas kiek tu darysi tos tyrimus ir kurioj ten vietoje buvo, kad tu jau supratai, kad that's it. Kad tu jau žinai, you're good, viskas, tau pavyko. Tai jeigu gali šitą. Tai kaip ir pasidalinau, kad praeitą spalį, ar ne, po to, kai jau pasakė, kad tas tyrimas yra alternatyvus ir tas rodiklis, ar ne, ir kraujas jau rodė, su gydomosios mitybos specialiste aptartas, jos rekomenduotas, kad jau nes vėžio žymenys tam, pavyzdžiui, tie tradiciniai įprasti, reikėtų gal sakyti, netradiciniai, o įprasti, nerodė man nieko iš vis. Tai bet žodžiu, su keliais specialistais, trumpai tariant, aptarus, rodikliai jau neberodė, kad onkologija yra aktyvi ir aš tada savęs nebeverčiau vėl stresuoti, užstrikti kažką baimiai ir eiti darytis dabar visus tuos krūvą tyrimų įprastų, ne ten MRT, echoskopijų ir panašiai, nes aš taip renkuosi. Man tai yra savo nepasitikėjimas savo kūnu
Ir man to nereikia. Man užtenka, žinai, va tokio patvirtinimo iš išorės kelių kitų specialistų, nes aš šitame etape tikiu, kad patvirtinimas visų pirma vidinis turi ateiti savo, iš savęs. Ir tą mes pajaučiam. Ir tada kūnas parodo. O jeigu va einam vis tikrintis ir per tą spaudimą savęs, nu tai tada kūnas ir sako, nu nori pamatyti, nu parodysiu, jeigu netiki čia manim. Tas irgi yra Tai, gerai, žinai, gali jo, tikrintis, kaip jie ten besugalvotų, bet kažkurioje vietoje vis tiek tu tada toksai, žinai, kur ten kažkas gaudo, tu bėgi ir kažkurioje vietoje tu taip, nebeturėsi ir sustoji, taip. nieko nebėra. Ai, viskas gerai, ai, jau galiu nebenešti. Tai ką tu padarai tada? Nu, sužinojai, pajutai, supratai, suvokiai, kad tai yra. Kas tada atsitiko? Kaip tu atšventėjai, ką kalbėjai, sušokai šokį kažkokį, kas tada buvo? Taip. Atsimenu, kad visų pirma, tai atsisėdau mašiną, pradėjau važiuoti, apsiverkiau, nufilmavau reilsą, kad onkologija nebeaktyvi, nes norėjau pasidžiaugti, namačkai, žinai. Tada paskambinau šeimai, šeima irgi ten, žinai, ašaras, ten kiti nesuprato, nes, žinai, irgi va teko susidurti su tuo, kad, nu tai čia nesiskaito, nes tu nesidarytų įprastų tyrimų, tai čia dabar nesiskaito, kad tu čia dabar esi, žinai, kad onkologija neaktyvi ir žinai, aš nebepriemu to asmeniškai, nes čia yra apie juos, aš nenoriu ir man nereikia niekam nieko įrodinėti, žinai, nes kas ką nori, tas tą tegu galvoja, aš žinau, kaip aš jaučiu, man užtenka tų išorinių patvirtinimų, kuriuos aš pasiėmiau, o dabar aš tiesiog daviau savo leidimą kurtis gyvenimą tokį, kokį aš noriu. Daviau savo leidimą nebegrįžti full-time darbą, dėl to, kad jis man kėlė stresą. Taip, aš realizavau save, bet per belenkokį stresą, nes buvo krūva tų vidinių konfliktų, ar ne, nepasitikėjimas. Nenoriu niekam nieko įrodinėti. Aš noriu padėti žmonėm geriau gyventi, ar ne, sveikėti ir auginti, augti pati ir padėti kitiem, nes supratau, kad mano kelias yra ne per mokslus, o per savo patirtį. Ir daviau savo leidimą čia dėti fokusą, o nebe į, žinai, maisto papildus ir taip aš vis dar dirbu su psichosomatikė, nes visą laiką yra kas spręsti, bet jau tikrai gerokai sumažėja tų kaip čia, vidinių konfliktų, ką jaučiu ir savo krūtį, nes tų darinukų aš jaučiu, kad jų yra mažiau, taip jų yra, bet po to gydymo homeopatinio, kuris neva inkapsuliuoja juos, aš tikiu, kad taip ir nutiko, nes aš jaučiu, kad jie kitokie yra. Ir man to užtenka, man nereikia niekam nieko įrodinėti. Dabar aš leidžiu savo su daugiau lengvumo, džiaugsmo, tos meilės, daryti pasirinkimus ir jau baigiu išmokti pamoką, kuri gal ir paskutinė bus vėžio, gyventi nespaudžiant savęs, nes vis dar spaudžiau save tiek apie tos deadline'us, kad aš turiu cancer free būti, kada pasveikti, tiek apie pinigus kalbant, ar ne, kad realizuoju save, man tai yra prasminga, bet klientų eilė dar neatsirado prie durų ir aš save labai spaudžiau. Bet dabar suvokiu, kad iš spaudimo nieko ir nebus ir neatsiras ta eilė. O kai aš leisiu savo būti savim, ką pagaliau darau, ir dalintis, tiesiog dalintis, neįrodinėti niekam nieko. Va tada aš ir padarysiu tą impactą, tą poveikį, ką aš noriu padaryti, padėti kitiem augti ir pereiti per tas transformacijas, per tos sunkius įvykius gyvenimo. Aš vieną savo tokią užduotį daviau. Aš kažkada anksčiau savo sakiau, kad tai bus ir dabar va toks mano, su tavim kalbant, man labai labai stipriai iškėjo. Tai visos laidos, arba didžioji laida, gerai, ne visos laidos, didžioji dalis laidų, ar podcast, ar kas bebūtų, žodžiu, mums reikia skaičiukų, nes taip, rezultatų. Tada man įdomu, tada neįdomu. Tai žodžiu, kas skaičiukus duoda? Žinomi žmonės. O aš sakau, kad nenusikeisiu, bet pasakyčiau, žinai, that. Taip. High five. High five. Duok 5. Kodėl? Nes tikros žmonių istorijos paliečia žymiai giliau, negu kažkas žinomas dėl peržiūro ateis ir ten mane kažkas kažkur pamatys. Tai nereikia manęs pamatyti, kam reikės tas pamatys. Aš turėjau vieną laidą rašęs su Neringa, irgi krūties vėžys, tai pas mane YouTube kanale jinai yra nufilmuota. Ir jinai papasakojo savo istoriją, jinai papasakojo visiškai kitaip.
Ir paskui jai pradėjo pareidinėti grįžtamasis ryšys iš moterų, kad ačiū labai, nes aš žinau, ką daryti sužinojus diagnozę. Man dabar diagnozė, tai ką aš dabar darau. Tada ką daryti, kai aš esu tenais ir ką daryti po to, kai aš išeinu, arba kaip išeiti. Nu, žodžiu, ir žinai, tai, ką tu sakai, va, įkvėpti moteris ar vyrus, nes vis tiek ten gal vyksta tie dalykai visi šeimoje, tai šalia dalyvaujančių. Tai va, ir misija, žinai, ir aš patyriau dėl jūsų, nežinau, kad tai bus, bet dabar galiu pasakyti, tai dėkui labai, žinai, kad jūs klausot ir, žinai, 200 peržiūrų, kaip pavyzdys, 200 peržiūrų. Kas yra 200 peržiūrų? Išvykiuok čia dabar prie mano ofiso 200 žmonių. Žmogaus eilė užsisuks ten, belia kaip varys, kažkas galvos, kas čia vyksta. Žinai, tai kitas dalykas, pakalbėkime apie vieno žmogaus gyvenimą pakeistą. Tavo. Ir kad ir kas ten tau padėjo, kad ir kas ką darė, įsivaizduoji, koks tai yra didelis reikalas, nes su taim susijęs tavo vyras, tavo vaikai, tavo, žodžiu, tėvai, tavo draugai, dabar mes kalbam, kiek dar žmonių. Ta prasme, vienas žmogus, viena istorija, o čia 200, 1000, 3000. Tai mūsų tą pokalbį peržiūrėjo šią dieną apie porą tūkstančių žmonių, kosmosas. Ir žinai, kad ir kas ten ką išgirdo, aš tikiu, kad kiekvieno širdis buvo paliesta, žinai, įvairiai ir skirtingai. Rita, palydėk mus su kažkuo išeinant. Taip, aš norėjau dar pridėti, kad nesvarbu, kad žmonės manęs nežino, bet mano darbas su savim, aš tikiu ir psichosomatika ir ne tik sako, ar ne, kad poveikį turi ir turės ir mano vaikui, čia dėl ko buvo number one dalykas, ar ne, dėl savęs, bet ir dėl vaiko. Kad neperduot jam visų tų traumų ir visų tų šūdų, nebijau tą pasakyti, kurio buvau prikaupus. Nes tai, kas su mumis vyksta, ką mes transliuojam, ką mums kūnas pasako kaip simptomas, gali būti net ne mūsų, gali būti šeimos sistemos atėję dalykai. Ir aš norėjau, kad tai baigtųsi su manim. Ir aš tikiu, net guzbams įnėjos, kad daug dalykų ir baigsi su manim ir kad aš jų neperduosiu savo vaikui. Ir dėl to aš rinkausi tokį kelią. Nes atsiminiau irgi, žinai, kai sakė, oi, kaip tu čia neatsakingai elgiesi, tu gi vaiką turi. Aš kaip tik atsakingai elgiuosi ir prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą tam, kad mano vaikui nereikėtų. Tam, kad jis matytų mamą, kuri gyvena savo gyvenimą ir džiaugiasi juo. Ir jam padeda, ar ne, savo gyvenimą daryti, o ne, žinai, susitapatina su diagnoze ir tik tai nyksta. Kokią jis tada mamą matys, kokią gyvenimo patirtį susikurs. O čia yra pasirinkimas, kuris prasideda kiekvieno mūsų viduje. Tai jeigu žmonės nors vieną dalyką išsineš iš šito pokalbio, aš tikiu, kad ir daugiau išsineš. Bet tas vienas svarbiausias dalykas, kurį noriu, kad išsineštų, kad pradėtų klausyti savęs. Taip gali būti nelengva išgirti save iš pradžių. Taip gali prireikti pagalbos išorinių žmonių, kurie nėra šališki, kaip dėl to aš ir darau tai, ką darau. Bet svarbu, kad jie būtų nešališki ir svarbu išgirsti save, nes po to labai galimai pradės vykti suvokimai, transformacija viduje ir ateis kitokie sprendimai ir pasikeis gyvenimas. Ir tik į gerą, aš tikiu, kad pokyčiai gyvenime yra tik į gerą, tik svarbu tą pamatyti, tai to linkiu visiems. Ir ačiū, kad pakalbinai, kad turėjau erdvės pasidalinti savo istoriją, savo matymų, savo patyrimų gyvenimo. Dėkui tau labai. Žinai, tokios istorijos tikrai motyvuoja ir įkvepia. Ir aš tikiu, kad žmonės, kurie klausė šitą pokalbį, kiekvienas kažką savo išsineš. Kažkas, žinau, yra žmogų palaidoje arba netekę, žinai, kažkas yra toj pirminiai stadijai, kažkas yra pakeliui, kažkas jau yra irgi išėjęs ir žinai, va taip šaukia. Aš pamenu, kai 20 metų priėmiau sprendimą, kad atsisakysiu alkoholio, nes jisai man visiškai nenaudingas ir nieko neduoda, net nesuvokiau labai stipriai, kodėl man to reikia, ar kam jisai dabar čia, žinai. Bet aš paminau, kad ties savim, aš dabar jau suprantu, kai man dabar 41 metai, kad ties savim aš ateities kartom, savo vaikam ir žmonai, ir broliam, ir sesam, ir tiek žmonių, kiek galbūt matė tas visas tavo laidas, tai yra, aš ties savim ir nukirtau. Vienas žmogus. Užtenka vienas žmogus. Jeigu tas vienas žmogus dar kažką dar pasiekia, paliečia, tai žinai. Bet jeigu šeimoje aš nustojau ir jeigu būtų užtekę tik šeimos, tai būtų užtekę tik šeimos. Taip, ne veltui tie dideli žmonės, ar ne, Gandis ateina į galvą ir sako, kad tas pats Jacksonas dainuoja, žinai, nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Ir mes tikrai galim jį pakeisti, nes mūsų pasaulis pasikeičia ir tada žmonės aplink irgi keičiasi.
Ir mokslas tai rodo, nes čia yra, nebeišsiplėsiu, bet mintis yra vienokį lauką sukuria elektro ar ne magnetinis čia ir tada, vat, kai viskas rezonuoja, tada visai kitaip gyvenasi gyvenimas. Norėjusi, žinai, pasakyti, kad tam tikri dalykai vyksta kaip ženklas, žinai, va, tu papasakoji. Taip, Identiškai tas pats, tik tai tau su vienais dalykais, man su kitais. Tai ačiū taip. labai, linkiu Ir tau tau. gražaus gyvenimo, pasimatysim, kai pasimatysim, o visiems dalinkitės, komentuokite ir išsiųskite žmonėm, kuriem reikia pasižiūrėti šitą video. Tai dar kartą su jumis buvo Rita Simonavičiūtė ir Ignas Bakėjus ir laida, kaip tau pavyko, pirmoji mūsų. Dėkui ir iki. Iki.